Kosmosas Kamilė, ką tu čia išdarėjai? Kamilė, patikėt. Turbūt pirmą kartą jį matau tokį agresyvų. Kas čia vyks? Pasiruoškite, šiame vloge bus daug agresyvaus šėrimo, dėl kurio iš tikrųjų ir sulaužiau pirmuką. Oho, pakašėka. Labas rytas, šiandieną mes turime mano special guest, mano moterį, mano merginą Kamilę ir tokia secret dėžutė, kuri priklauso pirmukui. Šiandieną pirmukas gaus upgrade'ą. Aš, kai buvau vaikas ir girdėjau, ką šitas upgrade'as gali padaryti automobiliams, aš tiesiog galvojau, oh my god, aš kažkada gyvenime noriu turėti tokią mašiną, kuri tokį garsą daro. Čia šiandien bus labai exciting diena ir be abejo varysim šert. Bet turėjo būti sniegas, turbūt šersim ant sauso, nežinau. Aš nuoširdžiai nežinau, kas bus. Man daug kas sakė, kad nusipirkau aš čilėvą mašiną, ant sauso tikrai net neslys, tai nėra tokia galinga, bet šiandien mes viską išsiaiškinsime. Gal net Kamilė ir truputėlį pabandys pati pavažiuoti, ekstremalaus važiavimo treniruotę paturėti. Sveikas, Rapolai. Perduodu tau dėžę. Turi mane. Nu, treneri Rapolai, kas čia šiandien bus? Ką mes ten dėžiai turim? Pagal dėžę tai čia šalmas, bet dėžiai ne šalmas. Aš jau minėjau kažką, kad čia bus susijęs su garsu ir kad mechanikas Rapolas... Turim šitą daiktą miniatiūrinį ir jį biškai pamodinsim, kad būtų geresnis garsas šiek tiek. Daugiau greičio tai mes negaunam, bet... Ne, grinai bus įdomesnis šiek tiek garsas. Turbo modas, ne, kaip čia vadinasi? Nu, ne visai turbo modas būtų, jeigu turbai kažką darytume, tai šiuo atveju mes tiesiog pamodinam originalų gamyklinį siurbimo filtrą. Gamyklinis turi oro pralaidumą mažesnį, o šitos turi 100%. Ai, dabar iš principo galim parodyti, ką mes čia gavom. Čia turim aliuminę alkūnę ir... Iš to šlangos jums šitą. Ir turime patį oro filtrą. Let's begin. Jo, reiktų mums dabar nusipjauti šitą dalį, kad šitą visą išoperuotą detalę galėtume gražiai perkelti į tą. Va šitą visą dalį galėsi išmesti iš šiukšliadėžę, kai jis technikinė, tau reikės tokią pačią nusipirkti, kad įsidėti, nes tas filtras greičiausiai nepraeis. Dabar gražiai apsišlifuosim. Truputėlį pavojingai. Akimisai. Turim oro srautą, apsipjaustėm, pasidarėm tokią detalytę. Gražiai. Dėsim. Tikrai gražiai, ne? Kaip koks darbų pamoka. Aš bijau negražiai Kamilės mašiną padaryti, buvo paskui pyks ant Martos, sakyti, sulaužė. Kamilės mašina. Arba nebus. Tai kam aš čia pjaustėm viską? Kam aš čia pjausčiau viską? Aš čia dar uždėsiu porą laikiklių, kad taip nedarytų važiuojant. Ir viskas turim. Kamilė, kiek tau įdomu, iš 10? Man gal tiesiog įdomu tas visas kraftimas iš esmės, žinai, bet šiaip tai neįdomu, jo. Uiktų, nu. Viskas, tai kaip matėt, mūsų dalis jau yra užmontuota, dabar kūrė mašiną ir gazuojam. dabar lemties momentas, arba bus kosmiškai geras garsas, arba nieko nebus ir vėl tai čia važiuojam. Ar tikėkime, taip nebus. Gal taip jodam ir gadino mašiną. Čia viskas normaliai? Jo, būtų paniklo, pazuot. Garsiau. Nu tikrai geras. Yra. Turi persikoti. Eik, tu visai prikos. Na, iki šlauką paklausysiu. Užskaitau! Garso upgrade'as sėkmingai padarytas. Viskas. Ateik pagazak, va. Man čia tokia nesąmonė. Nu taip, prikolas, ne? Nesąmonės. Supratau! Sako nesąmonė ir sako trūksta garso. Ne, tai mes nupirmo po vieną upgrade'ą. Mes pirštinės. Gal tokios, jos nežinau, normalios, būna šiltos tokios, čia kažkokios užpakalį kišių ranką perėmė. Feličeris Martas.
Tikrai, ne? Tokia užpakalį karvė, ne? Nu, ilgesnės karvės. Man Kamilė pasakojo kažkada. Ilgesnės. Geltonės. Iki kiek ten parodė? Iki čia. Karvė užpakalį, o taip ranka. Ne, užpakalį. Karvės užpakalį. Ai. Ir dabar reikėjo pasimti padangas, su kuriuom mes šiandien šersime, kadangi taip gaunas, kad šersime ant sauso. Tai bus labai įdomu pamatyti, kaip bus. Senais būdas gynės sniego ir kiek čia lėvas susilauktas. Aha, mane, žinai, psichologiškai traukia, va, tokias kolonas. Reikiant atrodo. Tai ką, viskas ratukus uždėjom? Ant sauso važiuota nėra su šitą mašiną. Tai įdomu, kaip čia, kaip mašina važiuos ir kaip Martas važiuos. Nu, jo, labai įdomu. Prasisukam polio ratukų, pasidarom pauzę, nes kad neperkaitint padangų. Kai jos perkaista, jos labai greit sudyla. Tai šiam pataupom, gal paskui ir burnautą Martas norės sudaryti. Aha, nu pažiūrėsime. Opa, prigautas. Myliu tave, Kamilė, ačiū, kad palaikai mane ir mano šitą chuliganizmą. Tai kaip matot, mašina sėkmingai slydo, tiesiog jokios kontrolės nebuvo, nes truputį atpratau, ką reiškia slydimas ant sauso. Ir truputėlį buvo keista, nes čia pirmukas ir jis ten turi turbų, biškai kitaip veikia ir panašiai. Būtum viskas gerai buvę, tik atleidai. O, žiūrėk, tik pradėjom jau 100 bits per minutę. Viškai fainai, gerai, važiuojam, bandom. Eik, sau, geras. Koks mokinys Martas yra? O, jam ant sausos smagiaunės. Va. Wow! Svarbiausia nesąmonį daug daryti. Svarbu, kad sakau, važiuoti aplink padangą, važiuoja savo. Čia geras mokinys, reiškia, jeigu daug improvizuoja. Oi, Kamilė, atsargiai, tu taip arti prieini, man tavęs baisu. Davai. A, rimtai? Jo, papa sako, davai, nu davai. Jebra, kai matot pagal mano veidą, kai Kamilė stovėjo šalia, man tikrai buvo baisiau taip šerti. Kas čia buvo? Čia buvo gazas dugnas ir nenutrenkt Kamilės. Ne, kol neišmokom geriau, atokiau biškai. Jo, gal biškai atokiau, davai. Gerai, gal aš pasirokiu. Šiaip slysta atrodo, kad įmanoma. Jo. Special efektai. Gaza. Eik, sau. Viskas būtų gerai, va ten atleidai gazą. Jo. Va, pažiūrėk į padangėlę. Eik tu savo, geras gyvrūksta. Supratau, dabar truputėlį jo daugiau daviau. Ir pastebėjai, dabar nebereikia dročintos sankubos, kaip tada kartai nieks nebekenčia. Padročinau, kad gau daugiau bus, tai suveikia. Atsiprašau, labai. Šivarvo kebelį. Tokius žodžius. Bet gražiai, man patiko. Dėkui, o, suprat. Tai aš manau, dabar užsitvirtinam tą saulutę ir tada bandysim kažką jungt įdomiau. Ir sakau, stenkis laikytis išorės, kad nepervažiuotų padangų. Nes jau sakė įbrėžiai to. Nu, įkalčiai, kur rapalai. Ai, nu gerai, gal su numeriais tada. Gerai, nėra, nesvarbu. Nu, ko jūs prie mane šiaip įstojant, dabar išėjus. Gerai, jaunimas, traukiamės, nenori aš nieko sužeisti čia. Gražu. Kiek iš 10 vertini šitą pasirodymą? 7,5. O, yra kur tobulėti, nes, ar ne? O chebra visai pavyko gražiai išdėti. Gerai, eina. Pavyko. Galim pabandyti 8. Jo, 8 įdomu būtų. Man įlip? Jo, dabar įlip. Wow! Pirma reakcija ant sauso asfalto. Taip baisu, reikia laikyti čia. Gerai. Eik, tu sau! Kaip ir į tą pusę, tik čia gazas leidži. Jo. Bet jau pajutai, stabdais kampu, grinai paleidži tą vairą. Taip. Kodėl tyli? Kaip tu nepagausi? Nebaisu. Aš norėjau daugiau greičio biškai. Ai. Daugiau greičio? Bro, palat važiuoja kažkas. O, čia chebra, ne? Jo, bet nemanau, kad pas mus. Tai ką jie? O tu nepažįstami? Ką jis daro? Neįsivaizduoju. Gerai, gazuojam. Ir čia toliau, lauk. Važiavo, net labas nepasakė ir išvažiavo. Nu ir vėl. Gerai, važiuok tu, kad aš pamatys, kad užimta.
smagu. Ką, perkam antrą mašiną? Davai. Kas vyksta? Savo rašo Instagram. Follow. Follow. Nu gerai, bandau vėl važiuoti truputėlį, mane sakau užbalansavo, tai kad ten ir žiūrovai čia pasidaugino truputėlį. Maladėts! Jo, yra supratau. Progresas. Čia gražu padariau persimetimą. Jo, labai gerai dalyką, ką padarėjai, tai kai tu persimetėjai labai rizikavom. Kas gavos, kad tu turėjai labai daug dar rezervę vietos. Jo, tiesa. Jeigu ten būtum padaręs seim čia ir būtų gavęs. Aš nesakysiu šitos informacijos, pamatys montuotas, bet norėtųsi, kad dabar būtų 2 mašinas ir galima būtų važiuoti irgi. Nes sėdėti kaip keleivių, įdomu, patirti bišką adrenalino, bet fainiau, jeigu tu pats turi savo rankos tavoje. Toks mano išvadas. Merginos, perka mašiną. Jeigu jau tik, kad pats nesąmonės biškiau darai. Jo. Susinervavai, tada čiutniai į stulpą ir... Taip, sutinku. Ai, pas mus family friendly contentas, jo. Ir tada pirimach ir rūpus miltai. Aš turbūt pirmą kartą jį matau tokį agresyvų. Čia tikrasis, jisai po 2 metų daugystės paaiškėjo. Mes tarp subscriberių radom 2. Rimtai? Oi, malonu, vyrukai, malonu. Sveikas, ko vardu? Eimuntas. Kamilė, kaip reaguotum, jeigu ten mergos 2 būtų? Geriau jų ten nebūtų. Video tavo mačiau, žinai. Sakau, tu, ne tu, sakau, gyvai visai kitaip atrodai. Gali būt. Jeigu tu, žiūrėk, važiuotum va tai va, didelė, va žiūrėk, iš plačiai va. Tau yra komfortas, tu visur gali savo pasidaryti, ką tau reikia. O tu važiuoji pist, tave apsuka. Bandysiu dabar išpiešti, tą aštunkį noriu išpiešti tikrai. Ir aš manau, aš supratau, pasikalbėjau su Rapu, man tiesiog reikia plačiau imti. Nors ir pirmas mano aštuntuko bandymas buvo sėkmingas, visuose kitose bandymuose aš labai dažnai susisukdavau ir net nelabai suprasdavau, kodėl. Nepėkite, man, biškį reik laiko. Tad su aštunkė man buvo problemų. Aš atsisėsiu pas tave, gal biškį pamatysiu iš vidaus, aš tau pasakysiu, ką daryti. Va, čia viskas gerai. Siemu plačiai. Čia gerai. Siemu plačiai. Plačiai. Ir dabar susisukim. Čia atleis gazą. Čia viskas buvo gerai, tiesiog tuo momentu, kai tave sviedžia, tau reikia paleis gazą. Supratau. Gerai, kalbam dar. Šiaip visai iš vidaus atrodo, kad buvo. Bet kaip ir viskame, žingsnis po žingsnio, gaunant daugiau paaiškinimų iš Rapolo, man darėsi vis aiškiau, kaip man išpiešti tą aštunkį ir kur mano klaidos yra. Per ankstės leidai. Ok, dabar treneris Rapolas parodys, pabandys prašerti, aš gal kažką naują Prasivažiuojam dar tiesėję, biškai. Jo, makes sense. Atsivesintų viskas čia. O tu kažkiek pats stresuoji, tavo širdis heart rate'as pakilo, adrenalinas? Man tai būna prieš startą varžybos ir kvalifikaciją, nebūtų kur svarbiau biškai. Bet iki pirmo rankinio patraukimo. Nes tada jau paima azartą. Matai su sankava, prisistatau. Su sankava, ne? Va čia. Tai sankava, ne? Sankava. Matai, ir apskubai va. Kai stabdai, ne? Ai, kad neužsisuktum. Visai gražiai. Momente, kada mašina nori susisukti, Taip. aš tiesiog susistabdau su sankava. Taip, ir biškį atsukį vairą, ar ne? Ir padėdės, jam tam vairui pastoviai reikia padėti. Jis toks kaip nepilnametis vaikas, jam pastoviai reikia padėti gyvenime. Kadangi mašina nėra pritaikyta šiuo metu tokiam dalykui kaip driftas, reikia įdėti nemažai darbo, kad viskas įvyktų. Supratau. Dėkui, Rapolai. Nesulaužiau ir palieku, kol nesulaužiau. Tai va, nu įmanoma, reikia. Pasižiūrėjau. Manoma, jo, daugiau darbo reikia. O čia kažkaip sustabdžiu, rodžiu. Čia tau šipą bairavau. Ai, čia apie privatų. Taip nedaryk. Ne. Čia tiesiog vienu metu važiavau ir sustabdžiu ir sakau. Tu labai lėtai kampą laikei. Jo, čia gaunas lėtas burnautas. Varom burdaučiuką. Nu, davai. Atbulom važiuoja. Stabdžiau. Va. Per daug
stabdžio. Dar. Neleidžia gazo. Spausdžia. Prasivažiuok, matyt, pakaito motoras ir automatiškai neleidžia. Aš ten nesakiau jam važiuoti. Kas čia vyksta? Plaukai nesakonys. Ką tu darai? Biški bulvių, pasim biški bulvių. Šiam liepiau nuvažiuoti atkviesti, tai jis nuvarė pagazuot, nu. Gas, tuoj. Va. Tu čia spotinasi. Manau paėjo, užskaitau. Man atrodo, bruniautas suskaitytas jau. Kas sakė, dūmų. Padangos po tiek šėrimo spėjo jau susidėvėti, tai užsidėjome šviežesnes ir lėkiau šerti toliau. Ir po gerų kelių valandų man pradėjo jau aiškiau darytis, kaip šerti su to pirmuku ant sauso, kaip valdyti tą lagą, kurį jis turi. Ir rezultate tikrai kontrolė buvo daug geresnė. Iš mano veido net galima matyti, koks aš hyped esu ir emocionalus po tokio drifto, nes mano dažnai veidas toks nebūna. Čia emocijų kalnas driftinant būna. Aš dar aišku mėtus per visus galus, per visas bulves. Daug geriau. Ne, užsisukit. Taip, va, tas man atrodo svarbiausia. Rašyčiau iki Vilniaus. Tai važiuojam. Va. Gražiai išmoko. Geriau, biškutė. Jo, geriau. Dėkui. Nu ir atėjo laikas Kamiliai pabandyti šito meno formą, kadangi ji pati labai pasisiūlė ir norėjo pabandyti. Įmini sankabą, keli apsukas iki 4 štukių ir numeti sankabą. Tau reikia nepaleisti. Negaliu patikėti, prieš keletą metų mane mokino ir pasako, kaip reikia kelti apsukas ir tada numesti sankabą, o dabar mes esam šiandien ir aš mokinu Kamilę tai daryti. Kosmosas. O račnykas? Ne. Kodėl jis dabar buvo... O tai, nevažiuok su jo tokio. Dabar buvo įjungtas, kad kol stovi mašina nenurėdėtų. Iš pirmo tokio tutorialo nieko nesupratau, ką aš turėčiau daryti, tai aš tiesiog pabandysiu kažką. Bijau nuvilti, dabar žiūri tokia visi dendeliai į mane. Išvedė iš kelio, mane Rafalas dabar mano moterį išvedinėjom iš kelio, bet kažkaip labai noriai. Jo, labai kažkaip užsikabino. Oi, čia labai stipriai parlėkė. Kai aš visiškai neįsivaizduoju, ką reikia daryti. Palakai čia įsibėgėjai. Čia nereik nieko. Apsikeis. Ne, kitaip darom. Tiesiog apsuk 3 ratus aplink padangas. Ir lygiai taip pat, kaip tu važiuosi aplink padangas, kitą kartą tiesiog važiuosi su pilnu gazu ir tavo mašina pradės tiesiog slys šonu. Nu, ir ką? Važiuok, nu tą glapsiką. Ir dabar čia kada galima užmest. Taip. Kada galima užmest. Kažkas tai buvo. Būtų laikas daug, būtų pradėjęs mašinas lysti, bet tu patys stabdį. Taip. Taip, o šitą? Taip. Panusipamė dabar Kamilė ir būtų tiesiara. Wow. Rimtai, čia kiek galima? Bet kaip baisu atrodo, kad nuskristi rimtai. Wow, Kamilė. Mane užgėsau. Nu neblogai čia. Kas buvo? Nieko, čia bulės ištraukia čia gerai. Baisu? Ar dabar atsiėmi žodžius, kur sakė? Aš tai manau, čia viskas labai lengva. Jo. Kažkiek reikaluoja. Ne, tai čia, jo. Toliau užmestų į kitą pusę ir kai pradeda mašinas klysonų, tu turi kitą pusę. Neblogai, ne? Neblogai.
Pajutai biškiuką? Jo, Tai dabar taip pat tik tais gražiai ratu. Kosmosas, Kamilė, ką tu čia išdarinėjai? Norėčiau kolonas nuvažiavo. Gali būti siaubas. Važiavome koloną, Bet čia ta pati kolona, kur Markus važiavęs. Šeimos bruožas. Bet gerai atrodo, maladėts. Martai, ar tai galėjai patikėti, čia Kamilė už vairo. Negaliu patikėti. Kam tas pypsas? Čia žinoma, traukite? Va. o dieve. Pagalim iškiek? Dabar dar 10 kartų taip. Man dreba net kojas ant. Įdomu. Žodžiu, pirma pamokėlė yra. Pradžia padaryta. Taip. Virusas įskiepytas. Manau, bus užsikavinta. Tai va, aš Aš dar čičiut. Gerai, užtenka. Gerai, dar. Gerai, viskas, it's a wrap. Tai šiaip žiauriai įdomu. Ir kai taip arti tos kolonos, galvoju, šis trenks, aš su kolonos, ar tai važiuoja, ir mes taip važiuojam. Žinai, ir toks yra, žinau, kad mano galius, ką daryti. Visiems įveikiama, kad biškai moka vairuoti, ką šitą man atrodo. Šaunuolė, blecha. Mūsų klasėje jau 2 mokiniai. Kaip pasakytum, ar gaili mašinas ar negailim? Gaili labiau negu kregždės, bet overall paėmus, kaip už tokią kainą, negaili. Ai, tai buvo normaliai, ne? Jo. Bulės renkam viską. Jo. Kokie tavo komentarai būtų? Rekomenduoju trenerį Rapolą. Ne, šiaip iš tikrųjų labai ramiai paaiškina, kas negalima su tavim sulyginti, nes tavo emocijos aš rodo iškilusios, kai tu bandai man paaiškinti, kas žiauriai keista. O jis taip ramiai atsisėdęs, jis tiki, viskas, paaiškina ir važiuoja. Sakė, neslys pirmukas ant sauso. Atsimeni to, gerai, irgi sakė, neveiks. Reikia manim tikėti. Jo. Tai žinai, ką galima padaryti. Arba Edvin. Du durniausi žmonės Lietuvoje ir jais ir tikėkit. Kai galvojame, kad viskas baigėsi labai gražiai ir pasidarėme išvadą su treneriu, nusprendėm padaryti paskutinį burnoutą. Dabar, tai matom, sukurk ir važiuok. Nuputė, kaip kregždė. What the fuck? Ko pasakoje labai stipriai kaito turbo, nes kažkodėl variklis nebuvo vėdinamas pagrindinio aušintuvo. Ir kas gavosi, kad antifrizas ant tiek karštas buvo ir slėgis toks didžiulis, kad man pradėjo antifrizas tiesiog taškytis per viso antifrizo varžlės varžtuką, nežinau kaip tai vadinasi. Ir gavosi taip, kad man išsipylė visas antifrizas nuo labai didžiulio slėgio ir reikėjo pakeisti tą varžtuką nauju, kad galėčiau važiuoti toliau. Tai kontaktų gauta, taip ir pavyko padaryti, kad pirmukas davažiuotų iki serviso. Tai hebra, pirmukas dabar iškeliavo į remontą, kadangi žalos patyrė nemažai. Turbūt padarysiu naujų upgrade'ų jam, kad nebūtų tokių problemų ateityje. Gal net padidinsiu galios, nežinau. Parašykite savo mintis komentaruose, ką man rekomenduotumėte padaryti su juom. Ir spaudžiam subscribe ir like, jeigu norite dar daugiau tokio turinio. Iki greito. Einu šikt.